Sveiki visi, šiandien esame SRB simuliatoriuose, tai šiek tiek norėčiau papasakoti apie šiuos simuliatorius, kuo jie išskirtiniai ir kaip jie man padeda ruoštis varžyboms. Tai visų pirma, simuliatoriai man padėjo anais metais ruoštis Formulės 4 shootout programai, taip pat kiekvieną kartą čia atvažiavęs stengiuosi ieškoti, kur pravažiuoti greičiau, taip pat pajusti mašiną ir tobulinti savo vairavimo įgūdžius, nes galbūt ateityje tikslas yra važiuoti su žiediniais automobiliais. Tai SRB turi labai profesionalią įrangą, taip pat turi aktyvius pedalus, kurie padeda pajausti automobilį ir jo stabdymą, ypač ABS sistemą. Taip pat čia kiekvienas žmogus gali pedalus pasireguliuoti pagal poreikį. Sakykime, jeigu norite pravažiuoti su Formulės automobiliu, galite pakeisti pedalus, nes jie yra aktyvus, arba pagal GT automobilį juos pasidaryti kaip GT automobilį, kadangi darbuotojai čia dirbantis tikrai supranta, ką jie daro. Tai SRB kol kas turi 5 simuliatorius, štai čia matote 4 ir ten dar yra vienas. Šitie du yra lygiai identiški. Man labai patinka, sakyčiau, iš visų labiausiai šitas būtent mėlynas, kadangi mėlynas spalva pas mane visur ir taip pat šiaip visi pojūčiai su pedalais taip toliau jaučiasi kaip tikrame automobilyje. Tada turime štai šį simuliatorių, kuris naudojamas labiau raliui ir driftui. Jisai turi kitokią judėjimo sistemą ir jis populiariausias yra būtent raliui ir driftui. Tad jeigu mėgstate driftą, ralį ir daugiau adrenalino, su daug netikėtumų, rekomenduočiau būtent šį simuliatorių. Taip pat jisai man irgi labai patinka, kadangi vairo bazė yra tokia pati, kokią naudoja netgi Maxas Verstappenas. Štai čia turime didįjį brolį, kuris yra išskirtinis savo ekranų dydžiais. Jisai turi labai didelius ekranus, kurie padeda jaustis kaip tikram automobilį, sukuria to tikro automobilio erdvę. Taip pat šis simuliatorius turi 3 aktyvius pedalus, kurie irgi labai gerai padeda jausti automobilį. Tad jeigu tikrai norite pasijausti dar realistiškiau, kaip tikrame gyvenime, rinkite šį simuliatorių ir tikrai rekomenduoju. Taip pat šie lenktynininkai atvažiuoja ir ruošiasi tokiom lenktynėm kaip Aurum 1000 km lenktynėm, BTC ir taip pat Ring Challenge, kadangi SRB Motorsport turi išskirtinės trasas, kaip naujausia Aurum 1000 km lenktynių trasa, visa nuskanuota su visom mažiausiom detalėm ir duobytėm. Lygiai taip pat ir Nemuno žiedą pagal šių metų nuskanuota ir padaryta. Ir tai yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur turime tokias geras trasas, tad rekomenduoju ir visiems norintiem ir lenktynininkam čia ateiti ruoštis lenktynėms ar tiesiog